Labas visiems, šiandieną esame Žalgirio arenos Impulse ir turime neeilinę treniruotę su Europos čempionu Eimantu Stanioniu. Labas Eimantai, žinau, kad šiuo metu esi su trauma, tai tikriausiai negalėsi parodyti visų savo resursų, bet padarysim tai, ką galim. Šiandien pabandysime įrodyti, kad boksininkai ne tik laksto laiptais ir šokinėja šokdynę, bet ir daro tikrai sudėtingus pratimus būtent sporto salėje. Neeilinė funkcinė treniruotė, su jumis Eimantas Stanionis, atsidavęs sportui, važiuojam draugai. Šiandieną daugiausiai atliksime pratimų viršutiniai kūno dalį. Aišku, aš apšilimą dažniausiai pradedu su gumom, tai aš norėčiau jį ir parodyti. Iš tikrųjų, treniruotės sunkios, įsikraunam ir traumų tikrai gali būti labai daug, bet padarius apšilimą gerai, nuoširdžiai traumų sumažėja. Na ką, apšilom, boksininko apšilimas tikrai jaučiasi naudingas. Pirmas pratimas Eimantai bus Štangos mėtymas, tai jisai labai naudingas koordinacijai, visai pečių juostai, visam viršui. Smūginė technika gerėja. Labai panašus pratimas bus, tai lavinsim apatinius smūgius ir to pačiu ir koordinaciją ir pečių juostas. Pratimas bus riešams, kad stipriai muštumės smūgius. Tai va, dabar darysim presą, patikrinsim ar aurimo tvirtas presas. Pažiūrėsim, ar netgi gražus, senai presas. Čia labiau visas bus kūnas įtemptas, tai mums reikia stipraus pilvo preso, o ne gražu. Pratimas liešams, kuris sustiprins jūsų smūginį jėgą. Na, čia darysim atsispaudimus, bet jie bus šiek tiek kitokie negu įprasti. Ant rykščių, kai dirbom, tai dirbo ne tik krūtinė, tai dirbo visus rankos, visas kūnas yra išsitempęs ir beveik visi raumenys dirbo. Visiškai ne komforto zona. Išbandykit patys, visiškai kitas darbas nei su štangu. Galas treniruotės, aš jau vadinu kaip ir joga, tokie lengvi pratimai, tai darysim presų. Na, dabar darysime tempimo pratimus, kurie yra taip pat svarbus kaip ir apšilimas, nes turime ištempti raumenis, nes jeigu susitraukia, jos vis tiek reikia atstatyti. Na ką, Eimantai, tikrai buvo šauni ir produktyvi treniruotė, manau, ir žiūrovams taipogi daug suteikiam naudingų patarimų ir tikrai labai smagių būtent pratimų. Tad ačiū tau už tai labai. Tikiuosi, kad ir toliau sėkmingai garsinsi Lietuvos vardą visame pasaulyje. Sėkmės tau tolimesnėse tavo būtent varžybose ir tavo būtent siekiuose. Sėkmės tau, Eimantai. Ir draugai, išlikite atsidavę sportui. Iki.